O dabar rimdamas peilį ir pjaustydamas šiltą rokvulio vatą, skelbiu vatos dėjimo darbus atidarytus. Girdėjote Valentino žodį. Šlovė tau, Valentinai. Nu, pajuokavo šitas vyrukas, tai jau rimtai tikrai. Pasijungiau lempą, galvoju, bus šveisiau, nes įrašė aptumsia laukia. Nežinau, kaip čia bus, niek tą lempą nešveit. Raiksai dėt vatos in sienas. Čia jau bėški pradėjau šitas bumt ir berek sudėti va čionais ir čionais. Aišku, po pirmą bada tik 5 te dedu, tai dar dėsias 2 sluoksnė vatos. Tai žodžiu, kaip sako, reiks skiepti atsiraitojus rankovis į darbus. Ir kažkapšnim pabandyti maksimaliai kiekvieną įspausti tos vatos, sudėti ir bus matyti, kai kas čia susimesonos. O rytoj turėtų atvažiuoti sumontuoti langus, tai, manau, nepritrauks drėgmės ta vata čia. Išpakuota ir įdėta į sienas, netepi daug tos vatos, žodžiu. Matysim, darbu eigoje enu, karočią pjaustyti į vatą, dedu čia į tas einas, 5, paskiau dedu jaučiu 15 ir finišus bus su 10. Žodžiu, dedame vatą, tiksliau dėjo viens pats vatą, vakariau Modests prisijungi prie vatos dėjimą, tai truputėlį sujudėjom smarkiau jau dviejų ir beveik visur susidėjom vatą. Vatos dedas 3 sluoksnė. Tai dedasi 5, dedasi 10 ir dedasi 15. Bišk vakar nupakiu vatos, tu prisinešėm vandens iš lauko, prisilašinom, bet niek baisas baigi išdžiūti jau. Matyt, žodžiu, pas mus kaip vis laik rokvulis, nieko naujo, nieko keisto, kaip saka. O dabar, kaip saka, laukia truputėlį kiti darbai ir šiandien turiu bišk pasigrūžyti skylių rek, įsistatyti paipokus, vamsdukus vis, apsihermetinti, tad jau parodys. Čia va turim tokius plastikinius vamzdžius šimtinius, turim mažesnius vamzdukus, čia dar porą vamzdukų gal ir nebeatsimink, kažkur turėjo būti ankeriai, gal čia simėts. Jaučiu, galbūt tu dėžė, jo, turiu tokius ankeriukus. Tai čia, kur nėra uždėta vata, tos veitos reikia išsigrėžti skylį čia, skylį veina ten, vata ir ištraukti, skylė čia, skylė čia, skylė čia ir skylė čia. Su šimtiniu groštu, žodžiu, grėšiam skylį, su tas ankelės pritvirtinsėm ton vamsdoką teisę prie pertvaras. Ir kad neklibėtuns, kad laikytus tvirtau, čia paskiau paranus darysės ventiliacijai kažką, aš labai nesigilinau, iš tikrųjų pasakė, sužymėjai taškų, saka, čia vyra, išgrėžkit mane į skylį, sudėkit vamzdžius, suvesk stap, kaip saka, pasakė, bus padaryti šiandien. Tai einam grėžti tų skylių, susidedam lėkusi vatą, žodžiu, parvažiaus tai jau Modesto ir dar nebaigtų darbų. Tai tempris ant varinis konstrukcijos reikda baigda susokti visur varštukus, pritemti iki gal, kad nepaliktumėm niek, užhermetinti ten viršų ir galės traukti garą plėvelį. O, Modestis jau grįžt po tėvystę atostogų šitas, kaip si darbus, sakė, juda. Aš jau išsigrįžiau. 1 skylę, ten 2 skylę. Bandysim išrarinti. 3 skilauzerį. Karūną tokį papigiaiską, bet aš manau, kad eis, nes neturėjau normalios karūnos 100 diametrą, tai manau užteks į sutą. Jei! Turim
turime skylę sienoje, net žiūrėk garaun. Užkaitą plokštį matyt. Paleida garus. Nu, dar lieka 3 tokios skylutės. Didididėm. Pokas vietoje. Žodžiu, išgrįžiau skylelį. Uždėjau tuokštas laikiklį užtempam. Dabiški čia paralon paviniojo, ko geriausiai verštom. Ir prašyka būtų su nuoliduku į lauką. Nedideliu nuoliduku. Va. Nuoliduką, nediduką turėm. Čia kažkai gausias. Čia tie yra akis kokiai 2 mila. Na, apipost suom, koik bus nuolidukas į laukelį. Whip. Nu tai kon jūs, youtuberė? Aš tai niek. Slompiniai. Laukam, kol atveš medieną. Niekas veikti iš tikrųjų. Turi atvežti iš ryto pos. Teupeitą. O medienos dar nėra. Žodžiu, beški buvau nustojus filmauti. Buvau padaręs tokį planą, kaip čia viskom filmausiu, kaip rodysiu, kaip kondarom. Ir taip toliau. Bet galų gale gaunasi taip, kad nieko nenufilmavau, nes aplinko vis laik darbuojasi, kaip sako, pats šeimininks. Ani dar savo darbus, mes savo darbus. Ir kažkaip su ta kamera lakstyti nenori aplinko, kai kiti žmonės šalia dirba. Tai žodžiu, o esam padarę nemažai. Konto modestėlį. Tvarkas daiktas, ne? Šaunuolis, nors vien žmogus darba, štai tinginiaujančiai visišką. Buvo, turėjom tokį vaizdelį viduje jau. Esam susidėjęs einas visur pilna vatą. Užtraukė garo plėvelę, bet makaroninį dar nemakaroninsiam. Nes laukam, kol pasibaigs Elektriks. Čia tompos kabelius ant grindų. Paskiau dar Santechniks tur pasidaryti savo darbų. Ir tik tada mes galėsime eiti makaroninti sienų. Dar grinis, aišku, reikia išsibetonauti. Bet po pirma, va šitokie etapai. Tai turėjom čia toks kelis slitingas deinas. Tai montavomės garo plėvelę. Ant seinų Eurovent Active alų. Tai kapės laik pas mūsų nieks nesikeit. Yra po apačia Hermetics. Yra dar viensyk užkartuota ant viršaus su lipne juosta. Pragruntautas visas klijavimo siūlis. Beveik baigtas sutvarkyti apie langus. Ne visur apie langus ir sutvarkyta, bet kai kur jau pilnai. Nes čia bus biški žaidimą su tas lungas. Nežinau kodėl, bet atvažiavo vis tokį vitriną be to termoprofiliaus po apačią. Sumontavo ir kažką reikės čia bandyti, nežinau, iš 2 dalių daryti. Anon, dėti vien siauresnį, nes yra pačia visą duntytą tokį. Tai reikės bandyti kažką prisiklėjauti apačią, tada įmušti dar vieną termoprofilį po apačią. Žodžiu, pridarė mums krūvą reikalų. Analogiška yra ir tiem prie įėjimo durų. Tai net nebaigiam dasivedinėti tos garo plėvelis normalia. Žodžiu, palikom apačius nedakibdytas, nes čia irgi reiks įsidėti termoprofiliuką, nes lenkstukas toks plonytis visai čia. O čia Gaspadorius gaminas laiptų aikštelį vis, ant katros atsistos, paskiau dar toks priestats pasidarys, žodžiu. Tai turime kriūvą reikalų. O, monoventiliacinė vamzduką atklijuoti. Mandžetų specialių nepirkom, pasigaminom patys mandžetus. Iš tos pačios plėvelis, žodžiu, gražiausia viskas apsikėpdo, apsiklėjau. Fantastika. Buvo, žodžiu, to veiksmo čia nemažai. Ten šiandien susinešiau vatą, kad pasiliks tam objektui dar. Čia šitas turėjom likutis, katras važiaus su mumis, nes buvau daugiau užsisakęs biški vatos 15, tai ant savęs mums kitam projektui. Tai žodžiu, jinai važiuoja kartu su manimi. Lentutės fasadinis irgi atvažiavo. Turėjom visą krūvą
Visų krūvų turėjom lintų. Nemažai. O čia, žodžiu, laukam dar torkelis gegnis atvežti ten, kur statysės to gelstinto pusė. Žodžiu, čionai tor atvežti dar tų makaronų antram sluoksniu, nes dailylentis bus statys. Tai laukam, kol atveš medieną. Vakar dasibaigėm susimontauti visur plėvelį onseinus. Uždėjom Taiveką solidą. Aš manau, kad bus labai gerai. Čia turėjom palikusi aliuminį tinklioką šitas. Nuo pelių užsivers paskiau taip gražiai į viršų. Čia paliks stovėto ventiliacinis tarps, va kur pirštis monomatos. Ir žodžiu šitep. Čia prisispaus paskiau kalunt su lentelėm. Nu ir vaizdelis toks visai niek. Čia biški remontuojos laiptus. Buvau papūtę palapkį. Tai trendą buvo šlifaun, žodžiu, vargsta su laiptukais. Pes aplinkau truobą. Ir parodys, kaip čia viskas atrodo. Jau dabar pasikeitė, nes seniai be matėte. Turiu atvežti dar čia lentas. Toks plats 25 užsisakiau, kad galėtumėm susitvarkyti iki galo čia tus pakalimus stogą dangą, nes kas žiūrėjot, atsimenat, kodėl čia taip viskas gavos. Tai reikės išsiplatinti ir gražiau uždaryti. Va, čia dar vienas mandžetuks pagamins iš kitokios plėvelės. Dar vieną mandžetą reikės pasidaryti, tai gal parodys, ką pašanus darau. Žodžiu, o langai yra. Tie buvo nuspręsta, kai bus išstumti lygia liksu tą steiko plokštę ir užklejaut visur jaustą. Pragruntaut, kad net šoktų, tai neatlupsi jos. Čia biški hermetiko paleitas toks pavojingiausias veitas, kur dažniausiai bum praputima. Čia visur įkerti, privaryti hermetik gražiau užsandarinti. Ir dar vieną kartą praklijavom su pleistrike. Apačias palongių visur. Čia pagal perimetrą irgi visur į hermetik sudėts. Šiap po idėją kažkur buvau klausims Facebook'e, gal mačiau. Tipo, saka, ar reikia montuoti dar papildomai tipo plėvelį, jeigu naudoji tas steiko plokštis. Tai tų opcijų yra iš tikrųjų neveina. Gali ir nemontauti ant stogą plėvelis, bet tada turbūt statiesinį išlaistymą rodos iki 20 laipsnių, jeigu ir, tai rekomenduoja montauti ir plėvelį ant stogą. Virš 20 laipsnių, tipo, kaip ir nereikalaun. Bet turėtum būti viskas tada užhermetinta kiekviena siūlė. Tai tas pats lieta ir fasadą, kad nereikėtų klijauti visų tų, kaip sako, sujungimų siūlių, tai mes sugalvojom, kad tiesiog paimsiam plėvelį, uždedam ir bus ta pati funkcija, kaip suklijautas visas siūlis. Tai va dėl to buvo panaudotas tai vekiukas, užmakaroninta viskas. Prahermetintas tuos būtiniausius veit, sakykiam, plėvelių sujungimą ir apačių vis. Ir žodžiu, turėjom tokį vaizdelį. Kas čia dar pas mūsų gero naujo, net nežinau, iš tikrųjų. Net nežinau. Čia įsipylį pada džakuziau, ten dar kažkas stovės. Iš šitos pusės namelis atrodo taip. Tai laukam medienas ir makaroninciam antrą kartą ruošimės kalti fasadą jau. Būčiau čia prifilmavęs pilną tos medžiagos vaizdą, bet yra kaip yra. Kaip sako, teks pasitenkinti tą, ką gausite šį kartą. Gal kitą kartą išės geresnis kažkoks video padaryti, o dabar niekas negali pakeisti, kaip sako, su kamera lakstyti, kai šalia yra, kaip aš sakau, šeimininkas, nepadoru, nepagarbu kažkap ir nenoriu lysti nei pats į kamerą, tai dėl to ir nefilmauju nieką. Atsikirpau. Plėvelis gabaliok, galvoju, parodys, kaip ton mandžetą pasidaryti, kad nereikėtum pirkti brangių mandžetų iš turimų visokių likučių. Girdimodis, šitą įmonų rulonėlis, šabloninis. Tai va užtenktų į gabaliukui 30x30 panašia. Pasiėmė, šmaukšt šitą. Modestai, ar galite mane nufilmuoti? Ką?
Nefilmuok mano purvinų drabužių. Nusilikon viskas į kelnis tepas. Va. Šmokšt. Čia yra viskas paskaičiaut, kad tokį pločiaus turbūt tokį diametrą angą. Kur mums šakalė kažkaip pakilti. Ko aš atsipjausiu mums gražia. Šitas. Oplia. O aš turiu gėlėšti. Nes realia pirkti ton brongį manžetą kažkokį, neapsimoka. Nes visus pasads ir vis tiek iš tos pačios plėvelės difuzins padaryts. Tai jeigu padarysi manžetą iš difuzins, blogiau nebus, ne? Agi ir gal biškai šanu pasimažinsiu čia šitas, nes man tiek daug apie nerek. Iš akeis viskom darom. Šmokšt. Ir čia da gal biškai nupjaut. Opa. O. Pim. Tu dabar te paspaudė filmuoti? Ne. Nu jau? Nu paspaudžia, girdėjau, buvo pip. Ateis. Dabar laiks ten. Tai tipo nori sakyti, aš nenufilmavau. Pės modesta. Nu paspaudžiau, tai pės. Daviau kamerą, sakau, nufilmuok. Su neįjungt kamerą, ką filmuom, ką manžet padariau. Aš tik norėjau parodyti, ką aš čia viskom klijau, ką apdedu štik šnekėjau. Ons niek neparodė. Nu, esmė tokį. Dabar jau esmė tokį, va. Šplivelis pasidara. Pasiklijau ant kraštas. Ir čia šitas plivelį palikus centimetrų užsivertus ant to vamzdžiaus. Nes į mažesnį diametrą tep išsitem gražią. Prasigruntau ir prasukį pleistrų ant viršaus. Ir turi manžetą. Va, toks gars turėjo būti pinkt. O tau buvo tu sustabdė kamerą. Maestro sako, aš net sakė, į Facebook nemokysi dėti postą, sako, davė mum filmauti. Ko aš galiu pasakyti, abidneks. Teik pasiruošiau, teik stengiuos, galvoju nufilmaus, kaip užmaudu ton manžetčio, kaip prasigruntou, kaip ton plėvelį užklijau, viskom kaip gražiai apsuku. Šitą rūkyk brolau, jeigu nori. Na, dabar dar baukis veins pats už tada. Aš susinervinau jau dabar. Kop niek nedariau, vat sunešiau jau. Į pastogį, vat sunešiau. Papeitaut nuvažiavau. Kol modės klijau lubus. Tau šiukšlis aprinkau beški. Dabar jau dasimuški iki gal jau prašyčiau čia. Nevaryk, ant monska aš niek nedirbu. O, ne pats, kaip sako, ne? Teik norėjau parodyti, į niek nepavyk. Žodžiu, užsimaunam ton manžetą. Susitompom kertelis su pleistriki, kad ant stovėtų lygia. Visi keturi kampa. Prasigruntuojam ratu, užsigruntuojam čia. Ir čia leik va tokį centimetrėnį jaust aplinko vis vamzdis, nes yra skylė išpjauta mažesnį diametrą negu pats vamzdis. Ir gražiai tada tom pleistrėkį aplinko taip apėdam palei patį pašalį, gerai prispaudam ir gaunam va tokį vaizdėlį šitas tampru, gražu. O esmė kartu brongį ir pėgį manžet jokios, nes čia į difuzinį, čia irgi difuzinį plėvelį, tiesiog, kad nebūtum atviros skylės įvedu. Tai va, tokiu principu pasidarome manžetuką. Realiai tas pats galiu ir tokiem plonyčiam mums dukam šitas išlindusi milaukti, ką aišku čia reikėtus manžetus užsidėti prieš tai, bet nieks mums neuždėjai, nes nieks nebuvo paruoši. Dabar ir išmesti kabelę, jau per tokius babinas nebužmausti. Čia reikės kažkaip užteipuoti tiesiog. Čia gal įmauti hermetiką į tas veids, uždėti pleistrėkis. Čia vis tiek reiks pripūsti makrofleksą ir užhermetinti. Ton mums daug, nes kai garą testą daryši, paskiau kiaurą šniokš vėjas į vidų. Čia šitas
visus gyvatins laidų pareng, bet čia, kaip saka, kas pirmesnis, tas gudresnis. Mes nespėjom užsisandarinti pačios, būtumėm užstatyti čia makaronus uždėjai. Būtum elektriks vargis su kabelės, kad čia prasikeišt keurą. Dabar reikės mums vargti, reiks prafrezuoti čia šakalį, kad tai kabelė išlystų ten, kažką užhermetinti vėl tom veit. Žodžiu, tepi statybos. Kas pirmesnis, tas gudresnis. Nes čia nei turės kažką potepštas, va, įsispausti į vedų. Nu, žodžiu, susitumpysa, nei čia kažkur tai principų potepšta. Ir mums čia reiktų tik nesamunė. Reiks anon apžaisti gražiai, prispausti, nesulaužyti tų kabelių kažką baisė, tų gofrų. Turės būti viskas estetiška. O čia paskui vėl apsikleijuos. Aišku, manžetą irgi nieks neuždėjo iš karto. Tepi, kodėl mes turėjom užsidėti, jau kažkas negali užsidėti manžetų tokios veitos. Atsivežė manžetų, užsidėję į tvarkingą. Čia paskiau vėl putų, hermetika aplinko visur ir ramu. Ir kas va protings dalyks ir, kad per gofras nepratrauktum paskiau darum sandarom testą, tai gofras reik nusipjaustyti va čia štas ties tom veitom kažkur va tep, kad nepaliktų atvirų gofrų lauki. Nes kai čiongis paskui, kai darys sandarumą, bus tikrai nesandaru. Kur tai gofrus įsivaizduojant čia šitas, ten paskiau dar kažkur anu čia bus ir vėsanus išlauk, čia trauks tau tom vėjelį į vidų. Nu, operatorius gal į nekoks, bet jau darbinink žmogus į tai apšikmat. Veins pat šitas jums vargs, važdinderį mūsų šiandien. Tokį gražį dainą, jie neturėjom ko veikti normaliai. Va, jeza, kiek tu dolkių. Kokia didelį tą patalpą turiu per kamerą. Sak, sušlautų teik pat dolkių. Morot sušlautų be iš mažiau dolkių negu su tau puteklių. Nu, tik šlauts. Reikia jie atšlaut tempars nešti jau čia į tinton namėlį. Būtumėm čia mažiau užsidolkį negu dabar. Baisu mėlis. Gavau makaronų su Modestu. Varom. Antras sluoksnį. Koik 3 valandą jau čia atvežti tas medynų ir sakė, atvažiaus iš ryto. Nu, nors sveina dar seina šį vakar įpumpuoti su makaronais ir užteks. Iš kito rakurso. Kokie gražūs dailūs makaronai. Su kampu varštoką, o paskui višausiam dar ir puvinoką. Ten, kur varštas, vinis nepamaišys. A ne, Modesta? Aš dar tebe pyks, kad tu nenufilmavau man manžet. Aš teik stengiaus. Koks 4 minučių šnekėjo, ką pašanon ten montau ant dedu. Į niek, visišką niek. A gird, Modesta? A, nufilmuosiam tom parodytą šiandien. Nežinau. Ką? Davai, nufilmuojam. Vakar žiūrėjau Sauliaus Venslauską. Video, ne vakar šįryt žiūrėjau, kur važiavo, tipo, ne savo terasas pažiūrėti. Kaip ir padaryta terasa. Tai keltuk dornų beškį idėjai, man karts patinka. Jisai mane inspiruoja kurti video. Modės nepasiraš man planu. Aš ne iš blogos pusės norėjau tepikas. Pajokauti, kaip sak, bet Modės sak prisidirbs, sak, juk žina, kokie jautrus visi žmonės į šias laikas. Tai, nu gal į nerė geriau. Paskiau paliksiam nesuprasti, sakys, pizdavojasi čia iš mūsų šūdarankiai kažkokie kaimiečiai. Tai nejokausiam gal. O ne? Gerai, matau, jaulėnį matau, kai jau alsaunį į padą muniai žymomis mušam lėnį, kad nereikėtų matauti ir suka makaru. Tas sluoksnis vis tiek jau smagiau sukas. Nebrėk žymėti, nes plokštis visur. Buvom susižymėjai brūkšniukus, reikia visur persikeltum plėvelis, tai kiekvieną makaroną reikia atsibrėžti linijytę. Čia jau, kaip sakdabas, atmušėjai, tik tas tiunkt. Įvarom. Va, atvažiavo do biškį medienas.
Katronio nešamies priseinas, makaroniuką plačių lentų, terasikė, žodžiu, darbai juda vėl į priekį. Vakarinis vaizdelis, biški jau įsibėgėjom su Modestuku iš to džiaugsmo, ką gavau makaronų, tai pabaigėm į to ant seiną. Ir čia startavome su šita sienutė su makaronas. Žodžiu, po biški ruošamės. Žadėjom, sakom, pirmadienį susimakaroninam, persišaudom ir pradedam kalti dailylins, bet čia da kabelių žiūžė visi laidos ant žemės ant stor, kažkur čia per seins išsivedžiuoti, ko reikės. Tai nežinau, pirmadienį jaučiu teks dasibaigti makarons, persišaudyti. Gal čia prie tų vėlinčių reikės ją susitvarkyti, kad atrodyti iškart jau žmoniška, nebe kada rotų tos plivelis, atrodys estetiškiau. Nu, žodžiu, kažkon sugalvosiam, o bus kai bus. Čia gal šiandien planauti, pirmadienį atvažiausiu, gal lys išves, gal esam įvedu lubų makaroninkai, kaip nepatogia te paukšta bus, bet jeigu lietus, tai aš jau geriau, kad nepatogia, kad ir nepatogia, bet aš kimarinu po stogu, sausas. Nu, galėtumėm, jeigu blogas oras, čia nuo kopėtaičių kažką ir pasidarytumėmės. Tas lubas, aišku, teks paprakaitauti, biškvesdein rongus iškėlus į viršų, bet vis būtų progresas į priekį. O paskiau, kai bus da blogesnis kažkoks negraždeins, reikės bandyti čia susikaišyti jūs termoprofilis, ką gausiam pulungas. Tempo durim įsidėti irgi ton termoprofilį. O kai jum tep nebūtum, nu, čia nemonė asmeniška, kaip sak, nes aš ten procesi lungų nedalyvavau, bet į kapį, bet, kaip saka, žinutė kitiems žmonėms, kai jum tep nebūtų, išsikomunikuokit viskon iki galo, išsiaiškinkit viskon 100%, kaip kas bus, kaip nebus ir ką bus visi išspręsti tai dalyką. O čia dar veina žinutė, nu gaspadoriau, sakė perdauti, kad nereikėtų po to daryti tep ir gremžti betonu ir paskiau kažką parmauti. Sako, prieš darbą ar darbo metu nevartokite gargaliaus. Nu, čia tiesiog pajuokavo, kaip saka. Gavosi taip, kaip gavosi. Svarbu en viskon sutvarkyti, kad nebūtų ateityje bėdų. Va, bičiulė. Ir nežinau, jaučiu, šiam kartau teik, o kiek pasistengsiu kažkon daugiau nufilmauti. Gal pavyks. Gal bent jau pridailylinčių, kaip sako, priesiam. Gausies daugiau kažkom pafilmauti, nors ten realiai irgi nebus daug ko filmauti, nes jie lenta, pjauni, kali. Ir tiek žinių. Tai nepamirštame, kaip sako, pasubscribinti mūsų kanalo, parašyti komentarą, paspausti share, pasidalinti su draugais, giminaičiais ir iki sekančių kartų.